Labas, klausimas tau. Ar įmanoma kurti verslą tiesiog iš telefono, be sandėlių, be rizikos? Atsakymą gausi iš mūsų. Mes būtinai pasidalinsim, kaip veikia Monat verslas išsamei be filtrų. Labas, Monika. Labas, Jurgita. Važiuojam greičiau. Girdi. Prie esmės. Važiuojam. Gerai. Verslas labai dažnai visada prasideda nuo investicijos, kiek tau reikia investuoti. Ir taip pat, kiek tau reikia išleisti, ką tau reikia padaryti, kad tavo parduodama paslauga tau atneštų pelną. Ir štai čia labai dažnai tinklinėme marketinge aš tikrai matau begalę žmonių dirbančių ir vis dar vargstančių su produktų siuntinėjimu. Padaro žmonės investiciją ir vis tiek siuntinėja paštomatais po vieną produktą ir taip toliau. Kaip veikia Monat verslas? Monat verslas veikia labai paprastai. Įsigijęs starto dėžutę, kurioje yra produktai tik tai tau, būtent tau išbandyti. Taip, va, žiūrėk, kiek mes turim. Produktai išbandyti ir tuomet tu gauni visą servizą. Su savo elektroninė parduotuvė tu gauni visą servizą. Kas tai yra? Tai yra kliento krepšeliai, kuriuos sudeda pati kompanija ir išsiunčia. Visos logistikos paslaugos sudėtos į tą tavo servizą. Visas suportas, jeigu tavo klientui kažkas netinka, nepatinka, vėlgi viskas yra išsprendžiama. Čia kalbam apie taip pat kliento lojalumai ir kliento paslaugai. Daugybė yra tų tokių privilegijų, ne, kaip cashback sistema kaupiamoja, kad tu gali sukaupti savo pinigus papildomai už užsakymus ir taip toliau. Ir tai yra labai paprasta ir lengva dirbti šiuo laiku, nes visi dar pripratę apsikrauti, žinai, kai aš matau. Ir dabar už nieką kitą nekeiščiau jokio kito modulio, nes tai yra taip unikalu ir tu gali dirbti iš bet kur, iš bet kokio pasaulio šalies. Keliaudama, aš net kaip Amerikoje buvau arba Punta Cana, aš irgi dirbau telefone. Visiškai, tau nereikia klientui siuntinėti nieko. Tai ką mes turim, Monika? Mes turim paruoštą visą sistemą. Mes turim visą paruoštą sistemą. Iš tikrųjų, vienintelė investicija yra startinė pakuotė. Viskas. Daugiau nėra jokių privalomų pirkimų, bet jų tikrai bus, nes įsimylėsit produktą ir norėsit savo. Nėra privalomų pardavimų, kaip iš praeities gelmių buvau girdėjus, kad ten tiek ir tiek turi padaryti, kitaip ten jau tau šnaid. Iš tikrųjų yra duodami visi darbo įrankiai, kaip tu ir paminėjai, šitą elektroninę parduotuvę su pilnu servisu, visą reikiamą medžiagą apie produktą, apie tai, kaip jį naudoti, kam jis yra skirtas, visos nuotraukos prieš ir po atsiliepimai, visa mentorystė, visi komandos klausimai, susibūrimai, neiškumų nelieka. Jeigu jų kyla, sprendžiam ir viskas taip va ir dirbasi labai lengva ranka ir koja. Tai dabar kaip čia mes uždirbam? Tai yra pajamos už rekomendacijas, tai yra pajamos už išspręstą vieną ar kitą kliento problemą. Ir labai dažnai visi galvoja, man čia pardavinėti reikės, man čia kaišiot, man čia siūlyti. Atsibuskit ir pamirškit jau tokius dalykus. Žmonės dabar nebeperka, jeigu jie neturi problemos ir jiems nereikia to produkto. Jie perka tada, kada jiems reikia išspręsti problemą. Ir tai yra labai smagus ir geras psichologinis momentas, nes tu ramiai jautiesi,
kontaktuodama su, nežinau, būsimu klientu ir džiaugiesi, nes tu padedi ir tau už tai sugrįžta pajamos, ateina, įkrenta pinigai. Tai iš tikrųjų tai yra realybė ir tai yra viskas labai paprasta. Paprastas, unikalus, vienas unikaliausių pasaulyje marketinginių planų, kuris leidžia iš bet kurios pasaulio vietos dirbti ir uždirbti. Ir čia yra, kągi mes turim. Mes turim labai lanksčią mokėjimo programą į 5 mokėjimus per mėnesį, 5 mokėjimus, ne 4, 5 mokėjimus per mėnesį. 4 penktadienius įkrenta ekstra pajamos, kas įvyko, kokie pardavimai pas tave, tavo elektroniniai parduotuviai. Ir 5 mokėjimas, mėnesio mokėjimas, viskas už mėnesio darbą, už bendrą apyvartą, už komandos darbą, už tavo asmeninį darbą ir taip toliau. Labai dažnai vėlgi sako, kad nežinau, aš nemoku, aš nesugebėsiu, man nepavyks. Štai tam ir yra mentorius, kuris tave veda už rankos. Ko tau reikia? Tu turi būti ambicingas, tu turi norėti, tu turi tiesiog norėti mokintis, būti lankstus mokintis naujiems dalykams. Ir čia viskas pasibaigia. Ir čia visi įsitikinimai išnyksta, nes tau nebėra kada galvoti. Nebėra kada galvoti, kad tau nepavyks, tu tiesiog ir darai. Aš čia paantrinsiu tikrai. Pirmas dalykas, kaip daug kas tikriausiai įsivaizduoja, kad aš tapsiu komandos dalimi, prisijungsiu į Monat bendruomenę. Ir jau sėdžiu, laukiu to penktadienio, kada man jau čia kap tie pinigėliai. Ne. Čia yra lygiai toksai pat darbas, jį irgi reikia dirbti. Sėdint niekas pinigų negauna, o jeigu gautų, tai visi ir sėdėtų tada. Ir būtent apie tas baimės, apie tą mentorystę, apie augimą, aš prisipažinsiu, tikrai buvau kurį laiką prišalusi, užstingusi, kaip čia pavadinkim. Ir kuo ilgiau sėdi tam savo kokone, tuo daugiau lenda tų tarakonų, taip vadinamų, ir kaltė, ir sąžinė, ir nežinia, ir ar čia tikrai aš čia esu, čia gal tikrai ne man, ne, irgi tie dalykai. Tai iš tikrųjų, kai apdirbi tuos dalykus, apdirbi su tinkamu žmogum, būtent čia Laurai, Jurgitai keliauja tikrai. Jurgita, nuostabi moteris, nuostabi mentorė, tikrai dirba iš širdies ir aš be galo džiaugiuosi mokydamasi iš tokios moters ir tikiu užaugsiu irgi tokia pati ir auginsiu savo merginas. Nuostabu, ačiū. Vat, žinai, geriausia yra patirtis, asmeninė patirtis. Tai geriausiai veikia ir geriausiai, nes kiekvienas galvoja, kad nepavyks man, čia ne man, aš negaliu. Bet nepabandęs, jeigu jau nori, aš tikrai, kodėl sakau bendraja prasme, todėl kad yra ir vyrukų besijungiančių į verslą, šį verslą, nes jie mato taip pat perspektyvą, jie taip pat mato, jie taip pat nori turėti lankstų darbo grafiką ar susikurti savo darbo vietą. Todėl ne tik tai moterys ir vyrai lygiai taip pat daro ir mokosi ir mato didžiulės privilegijas. Ir dar, mane čiurpai eina per kojas, noriu pasidalinti, jog turėdama visą pilną servizą, tiek produkto pristatymo, tiek mentorystės, tiek augimo, tiek verslo kūrimo, tu padariusi minimaliausią investiciją, įsigijusi savo arba mini dėžutę arba didesnę dėžutę savo grožiui, tu taip pat dar gausi dovanų kuponę. Įsivaizduok, man tai čia yra akys va tokios, dovanų kuponas 130 eurų arba 110 svarų,
Tai būtent tau su produktais, kuriuos naudos iki 7 mėnesių, kai kuriuos ir metus laiko, gražinsi save ir padėsi tuo pačiu, jau žinodama, kaip veikia produktas, padėsi savo klientams. Ir gavusi dovanų kuponą, tu dar nusipirksi, įsigysi savo veido odai produktus, išleisi savo. Nežinau, kur gali sutikti tokio gėrio pasiūlymą, ypatingą tokį prezentą, nes visur reikia investuoti labai didelius pinigus. Kitur startas yra ir virš 1000 eurų. Tai kai pagalvoja, kiti sako, kur aš buvau, ką aš veikiau, kodėl aš čia taip padariau, žinai, kad yra, tai pirmiausia. Dar norėčiau jo pridurti, kad ta investicija, kaip pavadinkim, pradinė investicija, jinai visą laiką bus, bet ką darant. Bet dar yra stiprus faktorius įšaldytos lėšos. Mes produktų neperkam, kad perparduoti. Tarkim, esu ne kartą girdėjus atveju nusivylusių moterų, kad dar tebesėdi su tais senais produktais ir bijo žengti žingsnį į priekį, nes jau turi tokį nusivylimą. Ir čia sakau, labai geras palyginimas yra kaip su tortais. Torto nepardavai šiandien ryt poryt, nu ir viskas, jau gali mesti laukan. O mes tokio pas save gendančio produkto neturim. Viską daro tiesiogiai kompanija iš savo sandėlių. Tai jeigu tu neparduosi to šampūno, nieko tokio, parduosi kitą kartą, bet tu nenueisi į minusą, tavo lėšos nėra užšaldytos. Tai čia iš tikrųjų rizikos nėra. Taip, tu labai gerai palėtei, ir rizikos nėra, ir sandėliavimo nėra. Ir dar vienas dalykas, nei vienas verslo partneris nėra priverstas ir neneša jokio įsipareigojimo visus metus. Aš, pavyzdžiui, laikausi to principo. Jeigu aš turiu savo elektroninę parduotuvę, tai aš nenoriu pirkti už tai pinigų, aš nenoriu išleisti savo pinigus, aš noriu juos uždirbti. Žinai? Todėl ir netgi ką kompanija turi, dar čia kitas etapas, Perfect Ten klubas, kuris tau įvykdžius tą klubą, tu dar gauni ir 900 eurų kuponą, kurį tu išleidi savo produktams, tau net pirkti nereikia, tai man čia yra unikalu, nes aš nenoriu išleisti savo pinigų, aš jas noriu uždirbti. Todėl jokios rizikos, jokios sandėliavimo ir čia tik tai priklauso viskas nuo tavęs. Ar jau pavargai, ar esi pasiruošusi kažkam naujam ir topiškai augančiam. Tai kviečiam tave. Aš dar sakinuką noriu pridėti, kad visi esam skirtingi, kas yra vienam mažai, kitam daug, kas daug, kitam mažai. Tai čia šitas verslas yra lankstus tuom, kad taip, tai gali būti keli papildomi šimtai per mėnesį, jeigu tau tiek tetrūksta iki pilnos laimės, bet tai gali būti ir pilnas pagrindinis tavo pajamų šaltinis. Tai kaip Jurgita ir sakė, tai tikrai viskas priklauso nuo tavęs pačio. Taip. Sprendimas tavo, kaip aš sakau, sprendimas, veiksmas, rezultatas. Laukiam tavęs, rašyk žinutes, užduok mums klausimus, rašyk Monikai, rašyk man ir pasiimk savo geriausią verslo modulį su 130 eurų dovanų kuponu. Ir laukiam tavęs savo komandoje. Iki, ačiū Monika. Ate.